Mes šiandien svečiuojamas pas Mindaugą. Mindaugas mano labai gerbiamas, mylimas meistras. Aš pasiremontuoju savo tademą. Jis man labai puikiai prižiūri ir pavasarį aš būtinai pasivėl atvarysiu ir sakysiu, Mindaugėlį pasižiūrėk, man reikia tepalus pakeis, turbūt čia viską. Tai jis man viską puikiai sutvarkys. Kaune. Ir mes šiandien turim visiškai ekskliuzyvinį variantą. Jūs pasižiūrėkit, su kokia didelė lempa prieki, su kokia sėdynė. Man tai visiškai filminis motociklas. Aš ant jo įsivaizduoju kokį Tomą Cruzą. Mano tai klausimas buvo toks, aš kai pamačiau šitą motociklą šiandien, sakau, Mindaugai, ką jis pas tave daro? Šitoks grožis, ar ne? Ir jis man pradeda pasakoti istoriją, kurią aš, negaliu nepasidalinti su jumis. Mes turim labai puikų pavyzdį. Faina. Ir Mindaugas mums papasakos, ką jis kaip meistras kartais atranda tik ką išremontuotose motocikluose, kuriuos nusiperka mūsų draugai ir pažįstami. Visų pirma, tai koks čia motociklas? Galėtų papasakoti? Čia Yamaha XJ 650 1982 metų. Praeito tūkstantmečio. Jau praktiškai, truputį jaunesnis negu aš. Taip, truputį jaunesnis. Bet tokie motociklai irgi pilnai vertinami. Mūsų rinkoje yra žmonės, kuriem tai tikrai patinka ir suteikia kažkokio tai žavesio ant jo atsisėdus. Reiškia metaliniai korpusai, ne plasmasiniai. Ir mygtukų pati forma, visiškai kitokia lempų, įjungimas, išjungimas variklių. Tokie motociklai taip pat vertinami, kainuoja irgi nemažai. Jeigu tai būklė gerėja, vis tiek 1000, parestauruotas 2 ir 3 ir 4 ir paskui priklauso nuo to, kiek tu įdėsi. Žmogus nusipirko motociklą, tik po remonto, ar ne, kas jam nutiko? Buvo teigiama, kad jisai, matosi, kad kažkiek tai jisai atkeltas, jisai perdažytas, nauji dažai, va tokie nereikalingos detalės neoriginalios sudėtos. Keliančios klausimų. Taip. Tokiam modeliui visiškai netinka, bus pakeista. Reiškia, variklis irgi matosi padažytas, motociklas kaip ir lyg tai užsivedė, aš pats šito nematęs, atvežė man jau nebesivedant, bet kai pirko, vedėsi, važiavo. Paskui pastatė, stovėjo ir nebeužsivedė. Bėdų buvo tikrai ne viena, ne dvi, 10 bėdų, visokių smulkių. Bet svarbiausia, po karburatorių sutvarkymo pažiūrėjau, kad tepalas bėga kažkur. Tai pradėjom ieškoti kažkur, tai gal per dangtelį. Priėjom prie to, kad, reiškia, cilindrų galvutės tarpinė yra, reiškia, jinai apsinešusi. Į ką atkreipdėmėsi perkant motociklą. Štai čia matom čia cilindrų bloko galvutė, cilindrai. Ir čia eina tarpinė. Šitoj vietoj yra parasojimas, yra dažai atsilupę. Tai indikuoja, kad pro čia kažką tai praleidžia. Mindaugai, gali būti, kad tokiam senam motociklui tai yra natūralu, kad parasoja? Taip, gali būti, pilnai gali būti, jeigu tai būtų nuo 82 originaliai neliesta, pilnai gali būti. Bet čia buvo deklaruota, kad motociklas po kapitalinio remonto, nors nebuvo kapitalinis, tarkim, atkeltas buvo. Pradžia buvo čia ir žiūrim, reiškia, čia tepalai visur apibėgę, nors jisai po remonto pravažiavęs, gal nieko nepravažiavęs, 10 km. Kaip teigia šeimininkas, ir čia visur apibėgę, tepalai, pradedam ieškoti. Ir ką radau? Radau įkištą tarp cilindrų ir cilindrų galvutės, tokią gumą. Kuris tam, kad jį maskuotų, tai pristabdytų tepalą tam kartui, kai atiduos motociklą, viskas švaru, motociklas užsiveda, išvažiavo, viso gero. Tokio cirko tikrai nebuvau matęs ir nustebau, galvojau kažkokie konstrukciniai elementai, nors žinojau, kad tikrai negali būti. Tokio dalyko tikrai negali būti, tai tada pradėjau žiūrėti, matosi viskas, ten tepalota. Mes nežinom, ar tikrai ardė, buvo deklaruota, kad ardyta ir paliko seną tarpinę, 82 metų gamybos. Tai gali būti, kad jau aišku ardyta, jinai pažeista, ar gerai nesusiveržia, gali būti, kad net ir cilindrų galvutė kažkiek tai nelygiai reikia prišlifuoti. Dabar motociklas važiuoja, vedasi, važiuoja po karburatorių reguliavimo, bet dėl šito negali palikti. Ką tai reiškia? Ką dabar tam klientui, kas bus, kam ruoštis? Nuėmimas cilindro galvutės. Ir įvertinimas pirmiausia situacijos, ką mes ten rasim, kadangi jau tiek daug negerų dalykų radau, tai mes nežinom, ką dar ten rasim. Tai tikrinsim, aišku, vožtuvų sandarumą. Faktas, vožtuvų gumelės labai svarbu, nes tai priklauso tepalo sąnaudos, dūmingumas.
jeigu senos gumelės, tai va, visas šitas ir atsitinka, dūmina. Tepalų naudojimas, pakeisim šitos, naują tarpinę dedam, jeigu ten viskas tvarkoja, nieks nesuskylė, reikalauja ir laiko sąnaudų, aišku ir kainuos papildomai. Visiškai neplanuotas biudžetas, perkant motociklą, užsivedantį ir važiuojantį. Kaip jis važiavo ir kaip užsivedė, nieks nežino. Žmogus paprastas, galbūt, jam užvedė, pravažiavo ten kelis metrus, viskas. Va tokia istorija, labai tinkanti artėjant pavasarį ir tokių yra ne viena, bet šita su tokia užkišta guma, tai aš pirmą kartą susiduriu. Mes čia stovim dabar prie kito motociklo, ar ne? Jis jau labiau yra mūsų šių laikų ir parodysim, aišku, mes ką pamatėm su stabdžiais, su radiatorium, ar ne. Į ką atkreipti dėmesį, kas man jau plika akim matytųsi ir be meistro galbūt, vos pasilenkus. Plika akim, aišku, matytųsi plasmasių defektai. Tarpai, kaip ir pas automobilį, gali būti nesueinantis tarpai. Tarp spoilerių, va čia va buvo spoileris. Nepatingėt pasilenkt vėlgi iš vidaus, va kaip ir radiatorių pasižiūrėti. Viduj eina sujungimai plasmasiniai visokie, šponkės vadinamos, segtukai. Tai dažniausia, jeigu jau lysta kažkas daryta, jie arba jų nebūna, arba būna neoriginalūs ir dar skirtingi. Tai jeigu jau skirtingi, faktas, kad lysta, kad jau kažkas buvo ir matai, kad dar iš vidaus pasižiūrėjus, jau plasmasė lituota. Lituota plasmasė vėlgi privedam prie to pačio radiatoriaus. Jeigu su lituota plasmasė, reikia manyti, kad jau jis buvo virtęs ant šono. Bet kaip aš galvočiau pati iš savęs, kad lysta galbūt žmogus taisa, galbūt nėra blogai. Galbūt. Bet tada aš vis tiek skambinu tau, Mindaugai, ir sakau, žiūrėk, tu pažiūrėk, nes yra klausimų, ar ne? Tai dabar matom, kad, reiškia, buvo pažeistas radiatorius, jisai, aišku, suremontuotas, jisai neleidžia nieko, bet nieks nežino, kada kas gali atsitikti ir norisi, kad būtų viskas tvarkoje. Turi būti tiesios, gražios linijos. Matom, kad viskas susibangavę, šitie kanalai, jisai yra deformuotas. Jeigu deformuotas, jau kažkas reiškia buvo, tai tikimybė, kad ir čia net yra, matosi, gal šiek tiek net ir skystis verbėsi. Sunku ir pamatyti, bet verta pasilenkt, įlysti ar iš vienos pusės, ar iš kitos ir pasižiūrėti, pavyzdžiui, radiatoriaus būklę, nes radiatorius yra, originalus radiatorius, tai yra brangi detalė. Tai pats radiatorius, tokių galingesnių, didesnės kubatūros motociklų, tarkim, originalus, naudotas gali varijuoja nuo 200 iki 500. Jeigu naujas originalus norėtum nupirkti, tai ne dvigubėja, bet 600, 800 gali. Tai automatiškai reikia tikrai brangi, originali. Gali pakeisti, jeigu yra alternatyvų kiniškom, kurios, liktai ir laiko, bet tavo pasirinkimas. Labai didelės problemos galbūt nėra, bet perkant, į ką galima atkreipti dėmesį, kad iškorodavęs yra priekinis stabdžių diskas, ko tu iš karto gali nepamatyti, nes iš toliau jisai atrodo kaip puikios būklės. Prie arčiau matosi korozijos žymės, reiškia, metalas yra pažeistas, o kadangi motociklas greitas, galingas ir pasireiškia, stabdžių vairo purtimų ekstremaliau stabdant. Yra vibracija gan stipri, jaučiama per vairą. Tai važiavimas visiškai nemalonus, tu gali nesuprasti, kas atsitiko. Ir galim palyginti su naujais stabdžių diskais, kaip turėtų, žinoma, atrodyti. Nebus visada jisai, aišku, kaip naujas, bet faktas, jokių, aišku, išrūdimų, jokių suraižymų. Kai kažkiek prisidirbs, faktas, bus suraižyta, bet čia jau yra. Jau metalas pažeistas, jisai žymiai silpnesnis ir, žodžiu, stabdymo jau efektyvumas netoks. Ir mes čia turim šalia dar ir Honda, labai gražų motocikliuką retą, ar ne, 600 betinkantį A2 kategorijai. Labai gražios spalvos. Ir lygiai tas pats, ar ne, sakai, atkreipti dėmesį į radiatorių. Vėlgi radiatorius, jisai neleidžia, užsiveda motociklas, važiuot galima, viskas tvarkoja atrodytų. Spoileris, jeigu yra, tai net nesimato. Rizika yra, jisai jau deformuotas, jisai pažeistas, vasaros karščiai, dar kažką, slėgis užkils, temperatūra aukšta, galbūt yra pažeidimas, mažutė skylutė. Pradės leisti ten, aišku, jinai didės ir viskas. Ir toliau deformuosis. Vis tiek metalas pažeistas, aliumo lydinys ir tikrai yra rizika, kad anksčiau ar vėliau gali pradėti leisti, kaip ir Anano, matėm, kad jau kažkiek tai rasoja, nors yra remontuotas. Galbūt neįlysiu pati į variklį ir tepalų nepasižiūrėsiu jau be meistro, bet kokie yra dalykai, kuriuos aš galiu pati pasižiūrėti? Balzgana, pusiau balsva,
konsistencija. Va čia buvo variklyje va tokie tepalai. Tai va tokį dalyką plika akim irgi per tą langelį arba išsukus matuoklę. Tai, tepalo kvapas specifinis, degėsiu, kad jame yra kvapo irgi normalu. Bet jeigu jau smarvė didžiulė, įtarimas, kad ar tiesiog tepalas seniai keistas, ar variklio būklė, bet va, į ką galima atrasti elementariai pasižiūrėjus. Pasižiūrėjus tepalą. Tarkim, tiesumą sunku įvertinti, tiesiog atsisėdus reikia taip paprasta akim, aš kalbu, kad rėmo tiesumą sunku įvertinti, atsisėdus pasižiūri, kaip jisai šiaip rankose vairas, jeigu dar gali pravažiuoti, tai labai, labai gerai tai įvertinti. Jauti vieną pusę suki, į kitą pusę suki, ar sunkiau į vieną pusę, ar ne. Ratai galų gale, kalbėjom apie stabdžius, ką plikam akim, arčiau priejus galima pasižiūrėti, jeigu bus stabdžių diskas, pavyzdžiui, linkęs, bet irgi tik važiuojant praktiškai. Galbūt galima pasikelus motociklą, bet nuvažiavęs nekilnoji, tai pravažiavus. Stabdant, gali mušti per rankenėlę, gali būti, kad iš poros kartų tik tai nusispaudžia stabdžiai ir susistabdo. Motociklas, tuomet, kai jisai stovi, spaudžiasi gerai, važiuojant jau reikia smarkiau. Tai indikacija, kad gali būti kreivas stabdžių diskas. Paprastesnių dalykų grandinė. Šiuo atveju viskas su ja yra gerai, bet mes plika akim, ką turėtume pasižiūrėti, ką atkreipti dėmesį. Taip, plika akim galim pažiūrėti narelių būklę, pamatyti. Šitos vietos būna subirėjusios, tiesiog jų nėra, lieka tik tai viena šelė. Ir suksi grandinė, jeigu įmanoma, galima pasikelt motociklą pavertus ant šoninės vakojelės, o puikiai galima tai pasidaryti. Truputį sukant, jeigu pamatom, nors vienas narelis subirėjęs, tai viskas, grandinė netinkama. Jei dar galima atkreipdėmėsi, čia yra o-ringai vadinami. Reiškia tepimo gumelės, kur susilaiko tepalas, nepraleidžia į vidų purvų. Jos irgi būna išbyrėję tiesiog nuo senumo. Tai jeigu jau taip yra, tai tada patenka purvai, vanduo į vidų, grandinė dyla, žvaigždė dyla. Kur nupirkti motociklai, čia dėvimos detalės taip kaip stabdžių kaladėlės, taip grandinė normalu, bet tu turi įsivertinti, kad tau reikės keisti ir tai kainuoja. Tarkim, grubiai 250 eurų. Komplektas jau kainuoja. Aš noriu su jumis atsisveikinti, šiandien mes kalbino Mindaugą, mano meistrą, patį geriausią, aš jį labai myliu ir gerbiu ir grįšiu pas jį pavasarį. Tai tiek, važiuokit saugiai.